Sveiki, na štai ir laukiu prie autobusų stoties. Nuvykimas iki vienuolyno yra labai įdomus ir paslaptingas vien tuo, kad čia reikia važiuoti su specialiu taksi, laukti šiek tiek kitoje vietoje negu stotyje ir negalima nusipirkti iš ankstinio bilieto. Ir reikėjo sužinoti man internete, ChatGPT, kad išvažiuoja toks geltonas taksi tik 7 ir 11 valandą ryte ir reikia būti bent jau pusę valandos iki išvažiavimo, kad užsimti vietą ir kad pavyktų patekti į tą taksi. Ir aplinkui yra daug šiaip taksistų ir jie siūlo savo paslaugas žymiai brangiau 1000 batų, o šiaip nuvažiavimas kainuoja 100 su trupučiu. Tai va, jau tikriausiai atvažiuoja Yellow taksi. Va, tai tikiuosi, man pavyks. Va, atvyko daugiau žmonių. Na va, pavyko atsisėsti į taksi ir ačiū Dievui, kad anksčiau atėjau. Turėjau taksi išvažiuoti 11 valandą ir rekomenduojama rinktis 10:30, o išvažiavome 10:20. Ir kažkodėl daug laisvų vietų neužpildė pilnai viso taksi. Tai man labai pasisekė, kad aš čia papuoliau. Tai kelionė prasideda. Na štai prasideda, sėkmingai atvykau į vienuolyną. Ką tik paleido mus čia su visais daiktais. Tai jau reikės eiti, prisiregistruoti. Įdomu, kas laukia. Tai nežinau, kada galėsiu dabar filmuoti, ar iš vis galėsiu. Ir tikiuosi, kad bus tokia galimybė. Jeigu nebus, tai tada kažkur ramiai vienas apsigyvenęs pasifilmuosiu, papasakosiu, kaip sekasi. Šiaip kelionė buvo irgi tokia labai vingiuota, kai iki Pai miestelio, tik šiek tiek smagiau negu autobuse su šita mašinytė važiuoti, nes vėjukas pučia, ne taip karšta. Buvo smagu pabendrauti su visais kitais atvykusiais. Čia ir iš Kanados, ir iš Šveicarijos žmonių, ir iš Čilės, ir iš Anglijos, iš visų pasaulio kampelių atvyksta atsiskirti, medituoti, mokytis budizmo. Tai laukia labai nuostabus laikas, labai graži gamta. Ir ką, važiuojam, prasideda. After 3 days, you can change your mind. Ask her one question and let her know and then switch to another. Yeah, but just you know. Taip, gavau savo daiktus. Kilimėlis o toksai. Balti drabužiai. Pledukas susikloti. Ir pagalvėlį. Pasidėjau šalia kuprinę. Įsirinkau tokią vietą, kad šalia būtų ventiliatorius. Kad nebūtų taip karšta. Kitoje pusėje taip atrodo. Iš karto užsiregistravau į eilę, kad gaučiau privatų namelį. Tai sakė, už 3 dienų sugrįžti. Tai tikiuosi, už tiek laiko ir bus tas namelis. Ir čia kiek su visais kalbėjome, tai dažniausiai žmonės ir palūžta per tas 3 dienas ir 4 diena pati būna sunkiausia. Tai
bus matyti, kaip man seksis. Svarbiausia, atsistojau į eilę ir dabar turiu 2 valandas laisvas iki kitos praktikos ir tada viskas prasidės. Arba galiu iš karto pasiruošti, persirinkti ir eiti į sekančią praktiką, tik tiesiog turiu viską daryti tyliai. Dabar visur yra tuščia, kiti žmonės praktikuoja, medituoja, mačiau lauke vaikščiojant. Tai vat, sakė, filmuoti žmonių negalima, nebent iš nugaros. Ir šiaip filmavimas draudžiamas per visas praktikas. Tai laisvu metu bus galima kažką pafilmuoti. O dabar, kol kitų nėra, šiek tiek vaizdo iš namelio. Čia yra palapinės. Ten yra privatus nameliai. Dabar galima nueiti paskutinį kartą pasimėgauti maistu. Čia yra kažkur netoli parduotuvė, kurioje galim nusipirkti kažko, tai nežinau, ko ten bus, bet einu, nes dabar yra 2 valandos dienos, aš valgęs tik tais pusryčius 1 kartą šiandien, tai pasimėgausiu, kol galima, kol yra tokia galimybė. Nes nuo rytaus tai bus tik tais 2 kartus valgymas ir daugiau nebus. Ir eidamas pasidalinsiu, kaip aš jaučiausi prieš šią išvyką. Tai pradėjau šiandieną ir vakar vakare prieš miegą stipriau jausti vidinį pasipriešinimą. Atrodo, geriau gulėčiau kažkur tais po palmę, gerčiau kokosą. Nieko nesirūpinčiau, maudyčiausi, mėgaučiausi saulę ir viskas, o dabar varau miegoti ant kitos žemės, laikytis disciplinos nuo 5 ryto iki pat vakaro ir toksai kilo jausmas viduje, kad atrodo toks nerimas, galbūt kažkoks jaudulys, dar kažkas, nors puikiai žinau, kad aš jau tiksliai nusprendęs ir neturiu abejonės, bet jausmas kilo. Matyt, vidus žino, kad bus nelengva, nes šiaip savo žmonės čia būna neištempę daugiau negu 4 dienų. Tai man žinau, kad pavyks, nusteikęs pozityviai, žinau, kad gali būti visaip, gali būti ir sunku, gali būti ir lengva. Einu pavalgyti per naują, nes reikėjo persirinkti aprangą. Ir dėvėsiu tokią aprangą 10 dienų. Gal ilgiau, nežinau, gal trumpiau. Neturiu jokių lūkesčių, turiu tik vienintelį norą pabūti čia 10 dienų arba daugiau. It has to be someone's for your personal delivery. Ką tik baigiau pietauti, pasimėgavau kavytę, sausainiukai, sriubytę. Jau medituodamas valgiau. Žinojau, kad jau iki rytaus ryto nebus maisto. Ir to jau eisime į registratūrą visi, kurie ką tik atvyko, atsiimti savo pasų ir gausime instrukcijas apie visą šį laikotarpį. Ir yra galimybė pasirinkti šiuo laikotarpiu tylėti ir eiti visas praktikas, arba galima bendrauti. Tai jeigu pasirinki tylą, tai su tavim nieks negali kalbėti ir pats negali kalbėti ir gauni ženkliuką, kad renkiesi tylėti. Tai nusprendžiau pirmas 3 dienas patylėti, kad geriau susitelkčiau į praktikas, kad geriau suprasčiau, kas čia vyksta, kad labiau į savį nerčiau, kad įsivažiuočiau. Tai rinksiuosi tylą. Todėl ateinančias kelias dienas nieko neįrašinėsiu, nieko nekalbėsiu, tiesiog pasiliksiu laiką savo, o paskui bus matyti. Gali būti, kad prasitęsiu tylą, gali būti, kad tiesiog tęsiu kalbėdamas, bendraudamas. Viską pamatysime per ateinantį laiką.
Sveiki visi, sveikinuosi su jumis 6-ąją Vipassanos stovyklos dieną. Dabar esu šalia savo namelio, kuriame gyvenu, atsiskyręs vienas. Ir šiame namelyje dar galėsiu pagyventi vieną naktį. Tai iš viso bus 5 dienos čia ir paskui reikės grįžti į bendrąją zoną. Tai kad geriau įsivaizduotumėte, kaip čia viskas yra, pradėsiu nuo to, kad čia naktys yra gana vėsios, tamsios ir naktimis būna šaltoka. Ir jeigu išėjus į lauką, tai reikia užsidėti džemperį po apačią, kai kurie striukes dedasi, šalikus, kepures. Nežinau, manau, kokie iki 10 laipsnių bus, tai naktį gana vėsu miegoti, nes šitie nameliai yra gana pralaidūs orui, nėra tokių langų, kaip pas mus yra. Čia yra tokie atverimi, užverimi su tinkliuku, o dienos yra karštas, apie 30 laipsnių pakyla, ant saulės būna dar karščiau. Tai toksai labai didelis temperatūrų svyravimas, pusė paros vėso, pusė paros karšta. Štai kaip atrodo mano kambariukas, mano namukas. Va čia aš miegu. Nežinau, kam čia pritiesti šitų padėkliukų stalo, jie ne kažką padeda, bet šitas čiužinukas tai tikrai geriau negu nieko. Šiandien jau galėjau miegoti ir ant šonų, nenutirpo rankos, pečiai, neskauda kūno. Viskas, ko reikia. Ir staliukas, o svarbiausia, tai koksai vaizdas. Kiekvieną rytą turime pradėti 5 valandą ryto ir pagal grafiką turime medituoti nuo 5 iki 6. Arba kai kurie, kas nori, gali prisidėti prie savanoriavimo virtuvėje, padedant gaminti, valgyti. Tai mano rytas dažniausiai prasideda taip, kad aš atsikeliu be 5:05, padarau meditaciją su mankšta kartu sujungus, stebint kvėpavimą. Ir tada iš karto einu į virtuvę padėti gaminti maistą. Tai pjaustau, lupu skūrą, nešioju indus, maistą ir panašiai. Labai smagu, nes galima pamatyti iš arti, kaip gaminamas maistas vienuolyne. Ir tada 6:30 visi bendrai renkamės salėje, kur vyksta užsiėmimai. Ir ten vienuoliams siūlome maistą atiduodami pagarbą. Tai yra tokia kaip tradicija, per kurią mes gauname kiekvienas mažą lėkštutę, kurioje būna pridėta ryžių. Ir mes tos ryžius turime praeinantiems vienuoliams po šaukštelį įkrauti, atiduodami pagarbą. Ir tada, kai jau tai baigėsi, jie gražiai sugieda giesmę ir pakviečia mus pusryčiauti. Tai pusryčiams dažniausiai būna ryžiai, kažkokių daržovių, tos kaip troškinys ar sultinys ir įvairiausių priedų ir salotų. O paskui yra šiek tiek laisvo laiko, per kurį galima atsigerti arbatos, kavos. Tai dažniausiai eidavau stebėti saulėtekio, grožėtis gamta, klausytis gamtos garsų ir gerti kavą. Ir paskui 8 valandą ryto jau turime vėl bendrai visi rinktis į bendrą salę, kurioje kartu su vienuoliais pradedame vaikščiojimo meditaciją. Tai
rytinė vaikščiojimo meditacija būna tokia lėtesnė. Einame stebėdami savo kvėpavimą, žingsnius ir kartodami mantrą bud, do, su kiekvienu žingsniu. Ir einame aplink teritoriją, vidinėje daugiau teritorijoje. Tai ši meditacija trunka daugiau nei valandą, o paskui grįžę pratęsime meditaciją sėdint ir užbaigiame apie 10 valandą. Paskui turime šiek tiek laisvo laiko ir 10:25 mes renkamės vėl į bendrąją zoną, kurioje mes vėl vienuoliam atiduodame pagarbą, siūlome jiems maistą, padedame palaikyti jų puodą, kol jie patys kraunasi pagamintą maistą. Pirmiausia, jie prisikrauna maisto kiek nori ir tada pagrindinis vyriausias vienuolis pakviečia visus kitus vaišintis. Ir tada jau mes gauname per pietus irgi didesnį dubenį ir būna daugiau pasirinkimo įvairaus maisto, bet pagrindas būna ryžiai, daržovės ir labai smagu, kai būna padėta vaisių pasiskanauti arba kažkokių sausainių, bet tai ne kiekvieną dieną. Ir kai pavalgome, turime vėl šiek tiek laisvo laiko ir tada 12:50 mes visi kartu renkamės vėl vaikščiojimo meditacijai, kuri jau būna šiek tiek greitesnė, irgi stebint dėmesį, stebint savo kūną, kartojant bud, do. Ir tada mes jau einame į džiunglės, į mišką, į kalną, prie kalnų. Jau toksai spartesnis žingsnis būna. Irgi ši meditacija tęsiasi maždaug valandą. Tada grįžtame ir apie 40 minučių medituojame atsisėdę. O paskui užbaigiame meditaciją gulint, kas irgi trunka apie 15-20 minučių. Ir tuomet maždaug kokią 3 valandą mes vėl turime laisvo laiko, kaip aš dabar su jumis pakalbėti. Ir 4 valandą visi privalo prisidėti prie bendros tvarkos. Tai galima šluoti takus, galima grėbti lapus, galima puošti aplinką gėlėmis, galima laistyti daržus, prisidėti kaip tik įmanoma. Čia darbo tikrai yra. Ir labai smagu, kai prieš pradedant matosi labai daug lapų pripučia per vieną dieną ir paskui sutvarkom ir ta aplinka tokia labai gražiai atrodo. Tai man dažniausiai patikdavo laistyti ir grieboti. Tai manau, tą ir tęsiu iki pat galo. Ir paskui po valandos 5 valandą yra laisva valanda, oficiali laisva valanda, kada kiekvienas gali daryti, ką nori. Tai dažniausiai šį laiką skirdavau užkandžiui, eidavau į tą krautuvėlę, kurioje yra šviežių vaisių, ledų ir dažniausiai suvalgydavau vaisių. Ir vieną dieną esu bandęs valgyti tik 2 kartus. Galvojau, pabandysiu, pasižiūrėsiu, kaip jausis, ar tai bus naudingiau mano meditacija, ar bus lengviau susikaupti. Ir tai nedavė kažkokio papildomo improvemento, tai nedavė papildomos kokybės, bet ką pastebėjau tomis dienomis, kai daugiau pavalgydavau, daugiau užkandžiaudavau ir jausdavausi labiau apsunkęs, mažiau to alkio jausdavau, tomis dienomis buvo daugiausia minčių, sunkiausia medituoti, sunkiausia susikoncentruoti. Tai dabar stengiuosi nepersivalgyti. Jeigu vakare užkandu, tai ne per daug, kad vakare jau būčiau alkanas, nueičiau miegoti alkanas ir laukčiau pusryčių. Ir tuomet po šio laisvo laiko 6 valandą visi susitinkame vėl į bendrą salę, kurioje pasiimame knygas, giesmių knygas, 3 kalbomis giedame: tailando, pali kalba ir anglų kalba. Tai giedame išmintingus žodžius, dhamma. May the triple bliss be attained. Kipam pateta vomatam
Ir po šių giesmių seka vėl meditacija apie 40 minučių ir paskui vėl užbaigiame giesmę ir maždaug pabaigiame visas giesmes kokią 8 valandą vakaro. Ir nuo 8 mes vėl turime laisvą laiką, kurį skiriame savarankiškai meditacijai iki 9. Tai šį laikotarpį aš dažniausia pusę valandos pramedituodavau ir kitą laiką ruošdavausi poilsiui. Ir oficialus poilsio laikas yra nuo 9 valandų vakaro, tai turi būti visur maksimali tyla. Kiekviena diena čia yra skirtinga. Ir ta praktika, kurią čia atliekame, yra labai gili. Realiai tik čia atvykęs supratau, kaip reikia medituoti. Iki tol aš turėjau meditacijos pagrindą. Aš žinau, kad reikia stebėti savo kvėpavimą, stebėti savyje kylančias mintis, bet aš nežinojau taip giliai, kaip dabar žinau. Čia mes praktikuojame vipasaną ir mes suvokiame, kad yra tas, kuris stebi, atskiras kūnas, kuris priklauso man, ir protas, kuris priklauso man. Ir tos mintys, emocijos, jausmai, prisiminimai, planavimai, viskas, kas viduje kyla, tai nėra aš. Tai kyla mano kūnai arba mano protai. Ir kada mes stebime, medituojant savo kvėpavimą, kai susikoncentruojame ir būname čia ir dabar, mes galime pastebėti, kaip kyla kažkokia mintis, jausmas, bet kas, pojūtis, ir jisai pasiima dėmesį. Ir nuo tada, kada pasiima dėmesį, mes jau nesame čia ir dabar. Tai būtent šios meditacijos praktika yra tokia, kad mes turime likti čia ir dabar, pastebėti tuos momentus, kas pasiima dėmesį. Ir kada mes ilgą laiką tai pastebime, tada mumyse atsiranda išmintis. Kai mes jaučiame nuolatos ir stebime savo kūną, savo kvėpavimą, savo jausmus, emocijas, mintis, mes ilgainiui gauname savo tiesą, savo išmintį, nes mes prisimename, kaip mes jautėmės, prisimename kokiose situacijose, nuo kokių minčių, kaip visa tai kyla ir nyksta. Ir labai svarbu prisiminti, kad viskas yra laikina. Ir kad ir kas atsitinka, kad ir kas jaučiasi, kad ir kas kyla, yra laikina. Ir tai pranyksta. Ir tai reikia būti dėmesingam, išlaikyti dėmesį čia ir dabar, kad tai pastebėti. Tos dienos, kada sunku susikoncentruoti ir medituoti, kada kyla daug minčių, prisiminimų, kartais kyla pyktis, kartais pyktis kyla dėl to, kad nesigauna. Norisi, kad gautųsi, o nesigauna. Ir tada praktika yra pati stipriausia, nes tada yra ir jausmai, nes dažniausiai medituojant aš galiu pastebėti mintis, jausmus, emocijas, bet aš tokiame išlieku neutralume, ramybėje, o kai įsipainėja emocijos, tai žymiai sunkiau. Ir jeigu tos emocijos yra stipresnės. Tai viskas labai nuolatos kinta, kaip ir tikrame gyvenime. Ir kai aš čia atvykdamas ieškojau atsakymų dėl savo krypties, dėl to, kas mano, kas ne mano, tai aš labai gerą įrankį čia gavau. Tai meditacija, aš čia gaunu labai gerą praktiką meditacijos, kurią naudodamas savo gyvenime aš galiu pastebėti, kas yra man, kas ne man, kas iš ko kyla, ką aš iš ko prisigaudau. Tiesiog reikia tą nuolatos praktikuoti ir stebėti. Pats sunkiausias reikalas čia yra miegoti ant kieto pagrindo. Tirpsta rankos, pribudinėju, ledukas tokio pločio, kilimėlis tokio pločio. Reikia visą laiką save susidėlioti naktį, pakeičiant poziciją. Tai tas miegas nėra labai kokybiškas.
ir labai daug sapnuoju, labai įvairūs ir įdomus sapnai. Ir kas dar sunku, tai būna pagauna troškimas stipriai pavalgyti, prisivalgyti, kaip ir pirmais minėjau, kad tai labai sumažina meditacijos kokybę, kada pasiduodi tam troškimui. Ir supratau tai, kad tas noras maisto yra vienas iš tų troškimų, kurio nori protas. Protas nori malonumo. Ir kada pavyksta šį malonumą tiesiog pastebėti ir išlikti čia ir dabar, vis tiek ateina tas laikas, kada pavalgoma. Tai tas maistas, kuris būna pavalgomas, o ne persivalgomas, tai būna pats skaniausias. Dažnai pagalvoju apie gyvenimą, kuriame realiai gyvenu, kaip gyvenu, ir suprantu, kad turiu visas sąlygas gyventi pilnavertį, laimingą gyvenimą, ir mes visi turime tas sąlygas. Tiesiog mes esame valdomi tų savo troškimų, minčių, emocijų. Ir dabar esu čia kaip uždarytas į tokią dėžutę, kurioje yra laikomasi grafiko tokio suspausto, kur reikia būtinai visko laikytis. Ir kartais kyla labai stiprus troškimas tos laisvės ir pagalvoju, kaip būtų gerai neiti į tą praktiką, kaip būtų gerai daryti kažką kito, kaip būtų gerai nemedituoti, kaip būtų gerai medituoti taip, kaip tau patogu, nesuskaudančia nugarą, keliais, nes labai stiprus skausmas būna kyla ilgai sėdint ir nejudant, ir stengiasi tą tiesią nugarą išlaikyti, kerta ir nugarą, ir klubus, ir kelius, ir tirpsta viskas, ir bandai tą poziciją pakeisti, išlaikant meditacinę būseną, išliekant čia ir dabar. Tai iš tikrųjų čia yra labai daug iššūkių, bet aš suprantu, kam tie iššūkiai ir kokią jie naudą turi, ir dėl to kyla toksai vidinis džiaugsmas. Ir jau žinau, kad po šios stovyklos labai daug praktikų ir šios disciplinos laikysiuosi ir toliau, nes matau tame labai didelę prasmę, ir apskritai budizmas yra labai gili filosofija, religija, į kurią žadu gilintis ir toliau. Šiandien buvo paskutinis kartas, kai kalbu su jumis čia, Wat Patamwa stovykloje Vipassanos. Ir žadu skirti likusį laiką visiškai atsiribojimai, visiškai praktikai, negalvojant apie filmavimus, negalvojant apie ką turėčiau papasakoti, nes tai mano viduje, mano prote keldavo trikdžių meditacijos metu. Aš kartais pradėdavau užsiimti kūrybą, ką čia galėčiau pagauti, ką čia galėčiau parodyti, ką čia galėčiau pašnekėti ir panašiai. Tai dabar galėsiu pilnai atsipalaiduoti, sau leisiu tą padaryti. Tai, kas stebėjote šią mano kelionę į šį vienuolyną, tai labai ačiū Jums. Prašau, rašykite klausimus, jeigu kažkas Jums įdomu. Po stovyklos atsakysiu, galbūt sukursiu dar vieną vlogą atsakant į klausimus, galbūt dar kažką papasakot norėsiu. Nežinau, kas bus. Tai ačiū Jums. Komentuokit, dalinkitės ir pasimatysime kitą kartą. Čiau.